Nu jo, šuoliuose vandenį aš dirbu per 50 metų ir išleidau apie 5 kartas, nežinot, viena karta 12-15 metų užduoda, nes mūsų sporto šaka yra tokia labai lėtai tobulėjanti, rezultatas ateina labai iš lėto, variaskubant. O šiaip sporto šaka, kaip keitėsi, tai labai tobulėjo inventorius, vienas iš faktorių, kur gražino tą sporto šaką ir darė ją efektingesnę. Nu, ir taip pat keitėsi programos. Pradžioje būdavo labai daug paprastų šuolių tokių, o paskui keitė programas ir nusprendė, kad daugiau daryti laisvos programos šuolių, sudėtingų šuolių triukų, kurie žiūrovams yra žymiai įdomesni ir objektyviau buvo galima nuspręsti nugalėtojus. Jų treneris, teisėjus ir šios gražios sporto šakos gerbėjai. Šiandien tai lūkesčiai tiesiog pasibandyti save kaip kontrolinę treniruotę prieš Europos čempionatą. O nuvažiavus Europos čempionatą darau kelis naujus šuolius savo programoje. Tai išsibandyti, kaip jos pavyks tarp suaugusių padaryti. O šiaip norisi pagerinti praeitų metų Europos čempionato rezultatą. Tai tokie yra lūkesčiai.